Labas rytas. Einam ieškot, nusipirkti bagetės pusryčiams. Esam labai gražiam kempinge. Po to aprodysiu viską tarp miškų. Tai labai gražu. Einam dabar į Repsolį. Hola, buenas. Hola. ¿Tienes pan? Sí. Muy bien. 1.20. Vale. Vale, Muchísimas gracias. Hasta luego. Štai turim bagetę, paprastą. Ne integral, ne visą grūdą, kaip norėčiau. Panorėjau ir praeis. Nieko, jūs gerai. Valgysim tostadas. Gavosi tokia sriuba. Tai reikėjo dabar biškį taip nusunkti. Su šakutė, va taip padarysim. Uogiai. Nu, va. Eisim pusryčių. Kvepia. O, labas rytas. Gerai. Tokia? O gal reikėjo per pusę pasidalinti? O, žiūrėk, jie irgi eina kažkur. Klausyk, jie su kuprinė išeina. Nu, aišku, ko čia kemperiai sėdėtų. Jie gal eina į patį Aurenciją, patį miestą? O ką ten? Mes kažko dar nežinom. Ogi, kur eisim šiandien? Kemperiai tai nesėdėsim čia. Palei upę vaikščioti. O, mintis, bet ten tai tikrai nekaršta. Neaišku. Aš jau abejoju. Nurodo, kiek 3,2, 3,3. Čia nekaršta. Palei upę ne. Įbrisim į upę ir sėdėsim. Taip. Baisu buvo. Tu matei, kokio didumo ta upė? O Dieve, kiek čia visur trupinių. Gal lauke reikėjo tą daryti? Gal, bet dabar jau čia darau. Gerai, pamoką išmokau. Nu, o, žiūrėk, kaip gražiai perpjau. Nu, žinok, čia labai nėra didelio pasirinkimo peiliuose ar kažkuo. Reikėjo pasirūpinti. Jo. Aurija. Tikrai labai graži vieta. Mums priskyrė šitą vietą, kodėl nežinau, bet realiai kaip ir galėjom pasikeisti. Bet po to pažiūrėjom, kad praktiškai visur vis tiek saulė, o čia tokia biškė su šuniu, tai šiaip labai tuščias parkingas. Iš tikrųjų, tikrai nedaug čia tų kemperių. Kiek čia mes matėm, gal tik tai kokie 6-7 buvo. Tai visiška ramybė tokia, vakar, 11 vakaro, jau į dušą ir absoliučiai tyla, ramybė, taip keista, visi taip tyliai, taip pagarbiai. Nu, labai fainai, išsimiegojom fantastiškai, naktį buvo 17-16, tai wow, netgi labai gaivu buvo. Einam dabar saugiai pasivaikščiot, nes mirtis alyvose kaip karšta. Nu va, čia elektrą galima pasijungti. Dieną tai aišku čia, nu, diena kepykla. Visiškai tu sėdi kemperį ir tai žodžiu nėra kas veikti. Tai arba važiuoji kažkur tai, arba einam dabar prie upės, nes čia labai pavėsių daug.
didžiuliai medžiai, tokie labai gražus kraštovaizdis. Iš tikrųjų toks keistas jausmas, kad medžių tai nepažįstu. Tai visiškai kažkokie nematyti, keisti medžiai. Žodžiu, planas yra biškį pafotkinti ir išsiaiškinti, kas čia da medžiai. O parkinge va yra aikštelė. Ten va visas parkingas viršui. Ir aikštelė yra krepšinio pažaisti. Čia tipo barbecue area. Bet tai tokia, kaip suprantu, niekas nesinaudoja, nes žolė nepjauta. Nieko nedaryta ir čia ant saulės nepakepsi, nebent vakare. Bet kadangi žolė nenupjauta, tai manau, kad čia niekas nevyksta. Tai va, šiaip labai tvarkingas parkingas, viskas su juo gerai. O, koks karštas. Oi, kurią norim? Arba čia. Tai gal čia einam, kurie? O, čia vandens yra geriamo, jaučiu. Geras. O, kiek paparčių. Kiek daug paparčių. Paparčių ar paparčių? Žiūrėkit, jie specialiai atrodo pasodinti. Geras. Paparčiai ar paparčiai? Kaip teisingai. Grožis. Oh my god, koks skaidrus vanduo. Kaip gražu. Ogi, paukščiukas. Nemesk toli, prašau. Ogi, ten jau gilu žiopelė tu. Juokinga, nejuokinga, nemes toli. Jau užsimaudėjus, viskas, užtenka. Koks tas murzinas dabar bus, tai įsivaizduoji. Jis bus visas pasidengęs purvo voniom. Kokį čia buvom atėję, bet nebuvau pasiėmus kameros, tik tai pavedžiot. Tai tokio sraunumo upė buvo, taip tekėjo ir, pavyzdžiui, tų akmenų tai nieko nesimatė. Atrodo, kad ten, tiesiog vanduo teka stipriai ir viskas. Dabar jisai nusėda. Bet tokio grožio pakrantė. Tavrasme, tie medžiai, tai tokia oazė visiška. Nu, labai patinka čia. Pats, ne? Be nieko. Ogi. Gerai, ne? Tarp akmenų. Tėti, ką tu darai? Jam slidu. Kiek laimės. Ledinis vanduo biškį toks. Vėsesnis toks. Dabar 31, bet vis tiek čia gaiviau negu prie kemperio, arba tuo labiau kemperį sėdėt. Nes ten tai visiškai jokio pavėsio ir dabar karšta. Nėra jokio pavėsio čia. Einam atgal. Agiusikai. Šiaip labai keistas dalykas, kad naktį taip vėsų, 15-16, o dieną 3-4. Wow, naktį buvo gerai, dabar nebelabai. Taip įdomu, kad blizga. Viskas blizga. Įdomu, kas čia per uolieną. Ką reiškia šitas šlapias plotas? Šitas šlapias plotas reiškia, kad kažkas prisisio. Tipo, čia vanduo buvo. Čia ryte upė buvo. Geras, tai kiek nuseko, kaip fainu. Wow, kiek daug nuseko. Einam biškį, pačilinsim čia, nes labai karšta. Ogi, žiūrėk, tavo draugelė. Antukė. Bet gal geriau nesivyk.
Bet čia tai sraunu. Šiandien pietums makaronai. Ir turėjau susišaldžius bolonezę. Padažo čia užpyliau dar nuo pusryčių likusius pomidorus. Parodysiu šaldytuvą. Va taip, susišaldžiau maišelį. Ir dar turim žirnelių, dar turim čia kažko sušaldyto. Nu va, dar turim daug maisto iš tikrųjų. Pietukai. Einam truputį parodysiu teritoriją, kas čia yra. Nu tai jau rodžiau, kad čia yra vietos, nu tarkim va, vieta. Ten yra pasijungti elektrą, taip suskirstytas. Čia yra... Einam pažiūrėti, nes aš nebuvau dar, kas čia einam kartu pažiūrėti. O čia yra... O tai va, vaikam pažaist. Knygos. Geras, visai fainai. Ok, čia gal anksčiau reikėti. Čia galima pažaisti, tai reikia kamuoliuką turėti jau čia. Kamuoliuko tai nėra, nebent rasim. Žiūrėkit, kėdės, stalai. Čia yra aparatai nusipirkti. Ką čia turim? Barankyčių. Kažkokių tai dalykų, čipsų. O, ir kavos turim. Turim stalą. Irgi be kamuolio. Ai, yra. O. Haha. Jaučiu, kad gal ir nusimato kokia teniso partija. Super. Va, mūsų kemperis perstatėm į kitą vietą, nes ten buvo be proto karšta ir jokio pavėsio dabar nebuvo. Tai persatėm čia ir dabar turim šiek tiek pavėsio. Einam parodysiu, čia yra skalbykla. Bet ten dabar kažkas skalbia, tai vėliau užeisiu. Čia yra vyrų tualetai. Čia yra moterų. Parodysiu, kaip atrodo. Ratulikai. Ogi atėjai pas mane. Eik tu savo. Nu va, labai šiaip gražiai atrodo viskas. O čia dušinės. Dušai normalūs. Nu, ta prasme. Tvarkinga viskas. Tikrai gražiai atrodo viskas. Labai tvarkinga. Faina. Labai gerai, žodžiu. Ogi, neik ten. Einam čia. Einam pas tėtį, ogi. O štai čia skalbykla. Čia yra. Ir va, mašinos. Išsiplauti ir išsidžiovinti. Kainos va tokios. 4 eurai. O išsidžiovinti 1 arba 3 arba 4. Šiaip super.